Labas. Kol oras toks permainingas. Vartus irgi jau beveik padariau. Ir atsidaro ir viską, tik dar užrakto trūksta padaryti. Vėl čia sniego pilna, tai nieko kieme čia labai smarkiai ir nedarau. Tai kol šalta ir sninga, viduje sukonstravau rūkyklą. Taip atrodo rūkykla. Stogą irgi uždėjau medinį, bet dar apskardinsiu irgi. Dabar darbas apskardinti. Šonai jau mano padaryti, pabaigti. Ir kita aišku pilna. Tada dar stogę kaminą padaryti. Reguliuojama. Dar čia iš apačios irgi skambutę padarysiu, kad irgi oro padavimas reguliuotųsi. Taip užsidaro. Užsisuka. Tokia rūkykla. Taip pat jau perkėliau afrikinių. Nesibaidykit. Afrikinių irgi nemaži. Tiek aš tai rūpai per pusę dar jam kol kas čia vaikščiat, nes nelabai jokio. Klauso, eina mėgoti nuo lempos toliausiai šalčiausiam kampe, bet kol kas neleidžiu tai per visą vaikščiat. Jau tokie jau stručiukai. Čia dabar yra afrikiniai, kaip ir minėjau. O čia dabar šitie gyvena. Vanduo pakyla, viskas užšalė. Parkirtų keletą ekečių. Gali atsigerti vandenę. Nebūtų užšalę, vis dar maudytųsi. A jam nešalta, mėgaujasi oru. Na va, rūkykla kaip ir pabaigta. Dar stogą šiek tiek apsilikonuosiu. Ir viskas. Čia oro padavimas šioks toks. Apačia, kad taip greit neprisitaškytų, uždengsim su folija. Tokias pakabas kaip ir padariau. Ir ką, bandysim. Taip atrodo nulakuota rūkykla. Man nusipirkom vėl kiaušinių, tai vėl bandom perimti. 9 vienetai, matyti, kas išeis po 50 dienų. Kas liečia namelį saloje. O palangės padarytas, kaip ir minėjau, tai dar pačius kraštelius apsilikonuosiu. Ir tada dėsiu jau antrą stiklą. Čia iš priekio ir lygiai taip pat. Durų dar nesugalvojau, kol kas tik jau stovi negražiai. Dar bus irgi padaryta. Iš kiemo pusės duris apšiltinau, naudojau visus plėvelės likučius, tai kaip turėjau, taip ir sudėjau. Taigi dabar apkalinėsiu, o po to lakuosiu.
Na, o sukaliau jau pilnai. Dabar dar bandysiu nulakuoti tamsią spalvą, kad susivienodintų kažkur su langų staktom, kur aplinkui tamsesnis. Kai bus vienoda spalva, gal tada geriau žiūrėsis, nes šiuo metu tai man asmeniškai bent jau labai nepatinka, kaip atrodo. Tai nulakuosim, žiūrėsim, kaip atrodys. Na va, durys nusidažė, nusilakavo, tai dabar vaizdas iš karto geresnis. Dar užraktą padaryti ir kaip ir bus viskas šitom durim. Tada turim tokią bačkutę. Labai negražiai atrodo nuo kelio ir šiaip tai nelabai patinka. Tai dar apkalimą darau tokį, tai žinau, tvoros galų lykusių. O kaip tik užsidengė labai gražiai. Ir bus tokia bačka. Na va, dabar bačka atrodo taip. Kartu vaizdas šiek tiek geresnis. Taip ir augam. Va, jau Nando dydžio. Čia Nandas jau suaugęs, tuo 2 metai. O čia afrikinis. Iš visų liko tik tai vienas. Vienas vienintelis. Ir nepakartojamas, kiti nevalgė, tai dar negėrė, tiesiog gimė neturėjo instinktų. Tai bandysim išsaugot bent jau šį vieną. Žvalus, sveikas ir valgo ir geria, labai greit auga. O pavasaris artėja, tai jau. Dabar čia jau atsitvėriau, bus tunelis šitoj vietoj praėjimui. Laukiam, kol viskas pažaliuos, vėl vaizdas atsigaus. Fazanai pradėjo dėti kiaušinius, reikia irgi atnaujinti aplinką jiems iš po žiemos. Bet levelė užkarta. Povai. Va, povas jau kaip išsiskleidęs gražiai. Nusipirkom tokią būdą. Tai dabar dedu polius įgrėžamus, tai juos įsuku ir tada perkelsim čia. Ir tada bus, kai čia jau tas namukas stovės, tada taip į priekį bus vėl gardelį padaryti. Vidus taip atrodo. Dar pabaigsiu tvarkyti, linoleumą gal netgi paliksiu. Šiek tiek va viršus yra sudraskytas, tai tą viršų apsitvarkys. Nu, kadangi čia ir durys bus, tai automatiškai ir čia tą vietą maždaug susitvarkys. O daugiau kaip ir visas veikas. Durys dar iš šito šono, čia iš galo užsidengs pilnai. Man perkelkime. Nu, namelis užkeltas jau ant polio. Ant 6 uždėjau, kaip ir turėtų užtekti. Iš kampų per vidurį ir gale. Na, va, čia iš namuko ten atrodys taip. Atrodo gan siaura, bet ilga. Gyvens atskiros rūšis paukščių. Tai turėtų jam čia užtekti vietos. Jeigu neužteks, tada šalinsiu tą vidurinę sieną. Bet kadangi šitas namukas nemažas, vis tiek aš jį perskirsiu į 2 dalis, tai ir norisi, kad ir į kiemą išeitų abi dalis. Tai gyvena naujieji namukai. Vienas mažesnis. Nežinau, ar išgyvens, o šitie 3 viskas gerai. Va, ir Nandam tuoj 2 metai. Tai pradeda patinas šiauštis. Mus pamatęs. Dabar kaip specialiai ramus. To pasistengsiu parodyti, kaip atrodo, kai jau supykęs būna, kai jau pradeda ginti savo teritoriją. Galva išsipučia dvigubai.
Afrikinis savo baleriną, savo bėgimų. Jau nandus lenkia savo dydžių. Labai nori draugauti, bet nandai patys nelabai nori su juo draugauti. Bijo. Va, pasipūtęs. Skiauterinis ateina. Va, kokia galva išsipūtas. Įptas jau. Na, pradeda stulpus čia statyti. Dabar įkalti ir įtvirtinti. Taip pat dar saloj reikia. Neleis pašnekėti. Tai va, dar šitos vartelius dabar sutvarkysiu. Ir čia jau kažkada tiltą reikės daryti. Dar ir prieš tiltą laikinai čia įdėsiu, nes vaikščiat aplinkui tenai, kad nuveiti vidų labai ilgai užtrunka. Va čia siena dabar šitos pusės, čia viršui yra sudaužyta. Tai dabar kažkiek pakėliau stogą. Šitą vietą su dankratu. Ištiesinu ir dabar tada darysiu čia skersinius ir tada duris. Tai skersiniai turėtų laikyti stogą pilnai iškeltą, nes po smūgio buvęs jis toks suvažiavęs į apačią, tai pabandom ištiesinti. Tai vieną jau čia uždėjau, tai kaip ir prasilygino siena, nepilnai, bet jau man tikrai kaip vyštom, tikrai pakankamai. Dabar važiuojant kitas koks tarpas, net 2 pirštai lenda. Va irgi tiesinsiu, dabar iš vidaus dar dėsiu papildomą tokį pat, kad sutrauktų sieną ir išplėstų. Va taip va ir atrodo. Čia šitam gale dėjau trumpą, čia užtenka viršui, dabar čia per vidurį reikės uždėti kažkokį kietesnį, kad ta siena visą ir laikytų tokią išneštą į išorę. Na, visi 3 uždėti, visi gerai prisiglaudė. Nebėra ir tarpelių, čia siena išvažiavo beveik pilnai, dar minimaliai liko. Tada dar čia va pagrindinis smūgis buvo, tai čia va matos kaip yra linkę į vidų. Tai gal dar šitą vietą, jeigu išeis, gal iš abiejų šonų vėl dėsiu pagalius, įsispaus ir išsitiesins. O tada jau ant viršaus eis stogelis.
Va tai va, plius minus bus stogelis, silikonuoju, prisuku. Kadangi čia ir durys buvo, tai nelaši. Dabar dar turiu seno tinklo, tai reikia uždėti tinklo čia iš apačios, kad čia nepraeitų per apačią, nieks neišlystų ir neįlystų. Tas senas tinklas, kadangi pusė jau pasikasti, net nesimatys, kad blogas, o viršaus dar geras, kaip tik bus panaudoti. Va, taip uždėjau tinklą, dar jis šiek tiek apačiau užsilenkė, dabar užkas atgal ir kaip ir bus viskas. Dar po to čia lenta dėsis, manau, kaip ir įsispaus pilnai čia viršai tinklo. Dabar net turi tiek vyrų susipirkęs, tai kol kas darysiu, kad tik vienos durys būtų iš vieno šono ir iš kito, bet bus dvi atskiros durys. Šiaip vaikščiojimai paukščiam bus apatinės, mažoji dalis. O jeigu mums reikės į vidų įveikti, tada atsidarys į abidvi per visą beveik aukštį. Va dabar išsipjaunu, nežinau, dar ir medienos užteks, tai išsipjaunu bent jau vieną šoną, uždedu vyrių kiek turiu. Na va, nusidažė, biškutė apdžius, tada nuvalysiu sieną, po to išryškės ir medžio raštai, o tai va plius minus ir bus pačios durys. Na va, šiek tiek jau tvorą užtvėriau per pusę, dar kad galėčiau veikti, nes durys pilnai nepabaigtos. Tada tokius užlipimus padariau, dabar džiūna irgi dažai. Bus tokios gratelės užlipti paukštukam. Ir tada vidų dabar pradedu, tai perskyrimą per vidurį. Užsidėję pertvarą pačioj viršui, tada šitoj pusėj čia bus durys, o čia bus tiesiog tinklas šitoj vietoj.
va čia viduj kažkaip taip panašiai ir bus. Dar susidės durų kabliukai, gal dar vieną skersinį taip uždėsiu, kad netrauktų tinklai labai smarkiai stoikių. Ir tada pagrindinis įėjimas bus pro šitą pusę. Čia va yra durys. Čia atsidarom ir įeinam į pirmąjį. Čia irgi atidarės durys. Čia tos vietos kaip ir sočiai. Tada įveiti į aną pusę bus pro šitos. Čia ir įeinam į vidų. Šita visa siena čia pilnai užsidengs. Čia. Tai va. Nežinau, kaip čia bus su tuo pabėgimu jų, kai pradarysiu šitas duris, bet matysim, kaip čia gausis. Na va, durys padarytos, abidvi. Tada pradėjau atverti, bet šitie galiniai per daug silpni stulpai, tai reikės keisti į stipresnis, tada ir tvorą pabaigs tampytis normaliai. Na, durys tokia, rodysiu kaip veikia, dar įrankį pilna. Ir vis tvarkau čia viską. Telį pačiu nueiti iš tam. Tokios durės. Taip abi darinėjasi. O čia atleidžiu. Ir tada gali atsidaryti vienas. Anas prisitvirtina iš vidau. Ir tada šitas bus taip. Šitas uždarytas. Tada kai jau čia bus gyventojai, tai man tos viršutinės nereikia, kad būtų atidarytos, kad vėjas mažiau jom pūstų į vidų, tai va šitas bus, kur atsidaro uždarytas visą laiką. Čia iš vidaus irgi uždėjau tokius kabliukus. Čia užspaudė. Ir viskas, durys uždarytos. Tai dabar liko apdaila. Dar čia padaryti kokias nors laktas ir kiaušiniam kur dėti, kokias budelę ir bus viskas. Dar šitą skylę reikia užtaisyti ir viskas.